Sveiki! Šiandien dvi aktualios temos ir iš pradžių trumpai apie tai, ką matysite. Esame vieni nedrausmingiausių atliekų tvarkytojų Europoje. Lietuvoje pirmas klausimas pasakius, kad galima susitvarkyti tokiu būdu atliekas, jas utilizuoti. Klausimas, kas man iš to. Kaip senus rakandus paversti sodybos puošmeną? Čia pavadinau laikrodžiu. Tai kaip nekeista, čia ir plūgo detalė, ir durų rankena, ir ratų lankas metalinis. Esame vieni netvarkingiausių atliekų tvarkytojų Europoje ir jeigu ne europinių institucijų spaudimas, vargu ar šioje srityje būtume nuveikę ir tiek. Pirmoji mūsų tema – organinės kilmės atliekų tvarkymas. Kiekvieno iš mūsų šiukšlių dėžėje išmetami maisto likučiai, įvairios lupenos, žievelės, graužtukai ir nuvytusios gėlės sudaro iki 50% visų išmetamų šiukšlių. Vakariečiai šias atliekas jau seniai išmokė paversti naudingą trąšą ar biokuru. Lietuva šioje srityje žengia tik pirmuosius žingsnius. Kupiškio rajono žemdirbys Antanas Dobrovolskis pirmasis šalyje ūkininkas įsirengęs organinių atliekų biokomposterį. 1200 hektarų ponas Antanas dirba kartu su 4 dukromis, žentais ir broliu. Ūkis antras pagal dydį rajone. Vien technikos ūkininko kieme daugiau nei už 3 milijonus litų. Per metus čia užauginama apie 3–4 tūkstančius tonų rugių, kviečių, avižų, žirnių ir grikių. Pusė šios produkcijos ekologiška. Ekologinės produkcija pagrindė Lenkija perka, vokiečiai, o ne ekologinę čia parduodam. Tai ko jūs čia taip lietuviams? Lietuviai nenori, tai aš parduočiau viską, tik tegu ima ir perka. Bet nenori? Nu, nenori, jiem per brangu? Nereikia, aš nežinau, ar čia per brangu, ar dar nėra tos tradicijos labai, kad panaudoti tą produkciją ekologinę, dar niekas labai nesusimasto, ar čia daug geriau, ar čia tik šiaip savo. O kaip jums atrodo? O man atrodo, kad daug geriau, tai aš už tai ir auginu. Vokietijoje, Lenkijoje, kitose vakarų Europos šalyse ekologinių produktų gamyba išvystyta ūkio šaka. Ekologinės produkcijos paklausa nuolat auga, žaliavos trūksta, tad užsieniečiai mielai perka Lietuvoje ekologiškai užaugintas kultūras. Mums patiems, pasak pono Antano, dar prireiks laiko įvertinti ekologiškų produktų naudą. Na tai va, išvežam ką geriausia, o mums kas lieka, ar ne? Nu jau mes čia šitoje vietoje tikrai turėtume labai pamastyti visą mūsų šalelį, turėtų pagalvoti apie tai, bet kad kiekvienas mąsto vis apie savo kiemelį ir viskas. Ponas Antanas mąsto globaliau ir ne tik apie savo kiemelį. Progresas varomoji pažangos jėga, sako jis. Pats jau 7 metus savo namą šildo grūdų atliekomis ir tvirtina, jog sutaupo tikrai daug. Jis nuolat domisi įvairiomis mokslo ir technikos naujovėmis, ypač tomis, kurias galėtų pritaikyti savo ūkyje. Taip, prieš 2 mėnesius atsirado organinės atliekas perdirbantis biokomposteris. Iki šiol atliekos buvo vežamos į krūvą ir kompostuojamos natūraliai, bet toks kompostas nėra visavertis. Praktiškai savaime pūva ir paskui galima būtų vežti laukus, bet tai irgi daug šiukšlių, daug sėklų, kurios nesupūva ir jos paskui vėl dygsta ir teršia papildomai laukus. Kadangi ekologinis ūkis jų iš tikrųjų yra nemažai, kadangi mes chemis nenaudojam, žolių sėklų daug atsiranda, o išvalyti reikia kaip ir normalius grūdus, todėl tų atliekų susidaro nemaži kiekiai. Bet čia sakom, kad būtų įdomus daiktas, kad jį galėtum panaudoti tvarkingai sutvarkęs tas atliekas ir gražiau aplinkoje būtų. Ir aš manau, kad ateitis tokiem dalykam priklauso. Išvalius grūdus lieka štai tokios atliekos. Natūraliai pūnant kompostų jos pavirsta per 6–7 mėnesius. Biokomposteryje šis procesas užtrunka 1–2. Atliekos pilamos į maitinimo kamerą, maišomos, specialūs mikrobai suardo atliekas, paversdami jas komposto milteliais. Po šio proceso atliekų turi sumažėja iki 80–90%. Jos tampa sausais milteliais, kuriuos galima naudoti kaip trąšą arba kaip biokurą. Kokios atliekos gali būti kompostuojamos? Iš esmės gali būti kompostuojamos visos organinės atliekos. Tai yra viskas, kas organika, tą mes galime kompostuoti. Tai yra, kad lengviau žmogui suprast būtų, ką mes valgome, tą mes galime ir dėti į mašiną.
Piktžolių mes nevalgom, bet galim jas dėti. Taip, tai yra, piktžolių mes nevalgome, bet mes galime jas dėti, nes jinai yra organika. Piktžolė yra atėjus iš gamtos ir jinai eina atgal į procesą. Per savaitę ponas Antanas į šį utilizavimo įrenginį supila apie toną atliekų ir gauna apie 200 kg komposto. Galingiausias biokomposteris per dieną perdirba 10 tonų organinės kilmės atliekų. Ne vienerius metus aplinkosaugos srityje dirbantis Vytautas Vaitiekus remiasi laboratoriniais tyrimais. Galutinis kompostavimo produktas puikiai trąša, kurioje įsaugotas ir azotas ir fosforas. Kadangi pačiam įrenginyje yra 70 laipsnių, pirmoje sekcijoje 70 laipsnių temperatūra, įrenginys apdoroja termiškai sėklas, visus, kas nereikalinga, palieka tik tai gerą masę. Ta prasme, masę, kuri toliau kompostuojasi ir išeina jau kaip pasterizuota. Pasterizacija. Įvyksta pasterizacija ir 70 laipsnių temperatūra užmuša blogasias bakterijas, visas salmonėlės, E. coli bakterijas, visus blogosius patogenus. Tokiu būdu įvyksta procesas ir išeina jau gatava medžiaga, kurią galima toliau panaudoti kaip trąšą. Norint apdoroti visas pono Antano ūkyje susidarančias organinės atliekas, reikėtų gerokai galingesnio biokomposterio. Ūkininkas kol kas stebi šio aparato našumą ir teikiamą naudą. Žinoma, čia visiems laukam neužteks, bet tam tikrus laukus pagerint. Šiuo metu aš nežinau, galvoju, kad turbūt daržam geriausiai, galbūt ekologai susidomėtų, tiesiog atvažiuotų ir nusipirktų. Tai jūsų paties ūkis didelis? Mano ūkis didelis, bet man irgi taip pat, jeigu aš aišku skaičiavimus dar neatlikau, ar man geriau jį pardavinėti ar į savo ūkį pilt. Tačiau mano ūkiui, tai žinoma, aš labai nedidelį plotelį užpilsiu, patrešinu, bus gražu, bet daržininkai ir kas tai tikrai galėtų pasidžiaugti paskui tuo. tą produkciją. Vis tiek, kas iš gamtos atėjo, reikia vėl tai gamtai gražinti, kad paskui mums vėl ką nors duotų. Tačiau tokį progresyvų požiūrį į atliekų tvarkymą turi retas, kuris iš mūsų. 9 metus Norvegijoje gyvenanti ir dirbanti Elena Jatkauskaitė sako, kad lietuvių ir norvegų požiūris šiuo klausimu labai skiriasi. Tai, ką norvegai daro jau labai seniai, mes dar tik mokomės. Manau, kad pas juos jau kultūroje tai įaugia, tai kažkaip net neakcentuojama, tai tiesiog yra automatiškai atliekama. Bent jau popierius, stiklas, plasmasė yra rūšiuojami tikrai labai sąžiningai. Organinės atliekos Norvegijoje. Jos yra, tarkim, kavinėse pramonėje, jos yra atskiriamos. Atskiriamas yra utilizuojamos, kai kas kompostuoja, kai kas biodujas išgauna, yra įvairių būdų. Lietuvoje pirmas klausimas pasakius, kad galima susitvarkyti tokiu būdu atliekas, jas utilizuoti pagal veterinarinius ES reikalavimus. Klausimas, kas man iš to. Kai, suprantu, logiška, kad trūksta bent jau gyventojams, trūksta motyvacijos. Tai tas, kas man iš to atsiremia, kad nėra atsakymo šiuo metu. Tų pačių atliekų dabar išmetimas ir apmokestinamas, jisai nemotyvuoja žmogaus rūšiuoti. Nes nesvarbu, kiek tu mesi ir ko mesi, tu vis tiek tiek pat mokėsi. Tai kažkaip ta sistema turi pakrypti tą linkmę, kad žmogui būtų ir naudinga, ir ekonomiškai, ir ekologiškai, ar aplinkosauginio požiūriu būtų akstinas. Tuo metu, kai mes sprendžiame sąvartynų problemas, norvegai tobulina atliekų perdirbimą. Norvegijoje nėra nei vieno sąvartyno, visos šiukšlės organinės ir neorganinės kilmės yra perdirbamos. Lietuva nevykdo europinių direktyvų. Šiais metais turėtume atskirti 25% organinės kilmės atliekų. Deja, jų atskiriama 5 kartus mažiau. Šitie reikalavimai ES, jie yra kaip ir įsipareigojimai, kurių neįgyvendinimas gali sukelti nemažai problemų. Taip kaip ir gali būti, kaip Graikija ar Prancūzija yra skiriamas nemažos baudos, tai manau Lietuvoje laukia ta pati ateitis. Ir tos pačios baudos po to sugrįžta gyventojams, nes jinai yra išdalinama Lietuvos piliečiam ir jam po to taip, mokesčių mokėtams sugrįžta. Šita bėda. Tai jeigu mes patys nesitvarkysim, po to turėsim gyventi su tom pasiekmėm. Ir pasiekmė net ne tik tos baudos, bet sąvartynų problema. Lietuvoje šiuo metu
atskiriama apie 5 procentai bioskaidžių atliekų. Norvegijoje atskiriama 50-60 procentų. Ir jie dar eina tolyn, kad taip, tolyn yra tikslas 75 procentų. Tai yra jau kaip ir įsipareigojimų maksimali norma. Štai tokie buitiniai biokomposteriai mums kol kas naujiena. Juose maisto atliekos, žolės šakos, net gyvūnų išmatos paverčiamos puikia trąša. Elena sako, jog Norvegijoje nuo mažumės mokoma rūšiuoti ir tvarkyti atliekas šiukšles. Darželiuose, mokyklose ne tik kalbama apie tai, nedideli komposteriai pastatyti, kad vaikai patys galėtų sumesti juos, tarkim, maisto likučius, o kitą dieną gautų kompostų patręšti gėles ar daržą mokyklos kieme. Vaikams parodyti pavyzdį nuo pat mažų dienų, kaip galima jas tvarkyti. Ir aš manau, tai žmogus išauga su tokiu mentalitetu, kad galima ir jas reikia susitvarkyti tvarkingai ir gražiai. Taip, jam yra tai įdėgiama nuo vaikystės. Bene didžiausią darbą už mus rūšiuojant buitinės atliekas nudirba vargetos. Jiems tai bene vienintelis pajamų šaltinis. Tačiau visai netrukus visi turėsime išmokti ne tik auginti ir valgyti sveiką maistą ar naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, bet ir protingai tvarkyti tai, ką po savęs paliekame. Motulė gamta pati apsivalyti jau negali.